Ir grožio savoką jūs aprašote viename tekste, kur sakote, kad vaikystėje man tai buvo svarbiausias dalykas. Svarbesnis, sakysim, už mintį netgi. Jūs esate tai pasakęs. Ir aš kažkada esu jūsų klausus, ar jums negaila medžių, nes jūs grožiui aukojate netgi, sakysime, tuščią vietą, palikdamas 2 eilutes teksto. Ir kad būtų gražus puslapis. Taip, kad būtų gražus puslapis. Tai pakomentuokit šitą savo požiūrį ir platformą gal net. Suprantate, kiekvienas menininkas, ar jis rašytojas, ar jis tapytojas, ar jis dar koks nors muzikantas, jis turi tokią įgimtą savybę matyti įvairius reiškinius, pavartokime seną Kanto terminą, nesuinteresuotai. Tai reiškia nesėdamas su praktiniais interesais. Na, perdėtai truputį galima būtų nusakyti, tarsi nežinodamas, kas čia vyksta, tarsi nežinodamas, kas tai yra. Tarsi reiškia nukritęs iš dangaus, iš kitos planetos. Ir šita distancija, šitas atsitraukimas leidžia pamatyti daugelį dalykų taip, kaip jų nepamato kiti. Ir tai mes galime vadinti meniškumu, galime vadinti grožiu, galime vadinti estetiškumu, galime pavadinti įvairiais kitais dalykais. Tai manyje šitas kanalas irgi yra atviras, va tokio matymo. Ir man jis yra labai svarbus. Ir žvelgdamas tuo aspektu, iš tos pozicijos, iš grožio, iš meniškumo pozicijos į daugelį reiškinių, aš turbūt patį didžiausią malonumą patiriu. Jeigu aš pamatau, sakykime, medį šituo aspektu jį žiūrėdamas, tai jis man daugiau džiaugsmo sukelia negu tuo atveju, kai aš tą patį medį kūrenu ir šildausi prie laužo iš malkų padarytų iš šito medžio. Bet problema čia yra tokia, ir mes su jumis jau esame apie tai kalbėję, kad galima šituo žvilgsniu pamatyti ir tuos dalykus, kurie praktiškai yra šiurpūs, nemalonūs, pavojingi ir taip toliau. Ir štai, pavyzdžiui, aš esu aprašęs šitai viename iš savo tekstų. Vieną kartą pasivaikščiodamas pamačiau, kaip bėgo per gatvę jaunas, juodas, blizgantis, energingas kačiokas, jau ne kačiukas, bet dar ne katinas, ir jį partrenkė mašina. Ir jo kūno dalis su užpakaliniam kojom ir pusė liemens buvo išplota ant asfalto, o priekinė dalis dar bandė šokti ir bėgti. Ir suprantate, tai yra šiurpus vaizdas. Ir jeigu žvelgi iš moralinės pusės, tai tu turi gailėti to kačiuko, tu turi ašaras varvinti. Bet menininkui įsijungia ir tas kitas matymas. Ir tu žiūri, koks įdomus tas vaizdas. Tas juodas, blizgantis kailis išplotas ant asfalto, aplink juodo kraujo, tamsiai raudono kraujo klanas. Suplota forma ir forma, kuri bando dar pašokti ir jūs tokias situacijas, Alfonsai, išvelgiate. Ir suprantate, tai yra gražu, tai yra šiurpus grožis, bet tai yra grožis. Bet daug žmonių nesugeba šitokiai situacijai šituo aspektu pasižiūrėti.